Vandenis. Visai šalia tamsių Lochneso ežero krantų kartą gyveno jaunas vaikinas, vardu Kailas. Jo šeima maitinosi tuo, ką užsiaugindavo nedideliame lauke tarp savo namelio ir Lochneso ežero kranto. Jau 11 metų Kailas laimingai ten gyveno, padėdamas motinai ir tėvui darbuotis nedidelio ūkio laukuose. Ir štai vieną rytą, metų pradžioje, jis išgirdo motiną tėvui sakant: jau laikas pradėti pavasarinę sėją. Rytoj atsikelk anksti ir plūgų išark lauką, paruošk jį sėjai. Kailo tėvas atsakė: aš jau per senas stumdyti plūgą, o Kailas tam dar per jaunas. Ką tuomet darysime? Susirūpinusiu balsu paklausė mama. Jei nesuarsime žemės, joje niekas neaugs ir žiemą mums teks badauti. Kailo tėvas bedė pirštų į langą. Kelias pastarąsias naktis mačiau puikų juodą arklį klajojantį šalia Lochneso krantų. Galėčiau jį pasikinkyti ir jis trauktų plūgą už mane. Ne, sušuko Kailo mama, nesiartink prie to padaro. Tai viena iš dvasių klajojančių šalia vandens ir bandančių paskandinti nekaltus žmonės. Tai ne arklys, o vandenis. Kokia čia nesąmonės, kalbi moterie, nusijaukė vyras. Tai puikus ir tvirtas arklys. Paimsiu virvę, iš jos pasidarysiu kilpą ir užmesiu jam ant kaklo. Tada laikydamasis už karčių, užšoksiu jam ant nugaros ir pririšiu prie plūgo virvės, kad tas arklys atliktų darbą, kurio aš nebepajėgiu atlikti. Rytoj tokiu pat metu mūsų laukas jau bus paruoštas pavasariniai sėjai. Sakau tau, tarė Kailo mama, čia ne šiaip arklys. Paprasta virve nesuvaldysi vandenio. Jį galima sutramdyti tik uždėjus geležinius pakinktus. Be to, sakoma, kad vandenių karčiai yra stebuklingi ir kad į juos įsikibus tavo pirštai įstriks. Užsėdęs ant vandenio prilipsi prie jo nugaros ir nebegalėsi nulipti. Ji paėmė vyrą už rankos. Brangus vyre, maldavo, neik šiąnakt prie ežero. Tačiau vyras jos neklausė. Pasiėmęs virvę ir vilnonę skraistę išėjo į naktį. Kailo mama nuskubėjo prie durų. Prašau, sugrįžk, šaukė ji. Legendoje sakoma, kad jokiam vyrui nepavyks sutramdyti Lochneso ežero vandenio. Sugrįžk, mielasis, sugrįžk, kitaip tikrai pražūsi. Bet jos vyras buvo tvirtai apsisprendęs. Kailas buvo drąsus berniukas ir norėjo eiti padėti tėvui, tačiau motinai sulaikė. Stovėdami tarpduryje, jie stebėjo, kaip tėvas prieina prie arklio, ramiai stovinčio ežero pakrantėje. Arklys nesujudėjo, kai tėvas užmetė jam ant kaklo virvę. Ramiai stovėjo net tada, kai Kailo tėvas įsikibo jam į karčius ir užsiropštė ant nugaros. Bet vos tik tėvui atsisėdus ant nugaros, arklio akyse sužibo blogis. Žiūrėk, baimingai sušnabždėjo Kailo mama. Staiga arklys, kuris iš tiesų buvo vandenis, ėmė beregint augti, kol tapo dvigubai didesnis nei buvo. Jis suprunkštė ir taip tryptelėjo kojomis ant gargžduoto kranto, kad iš po kanopų pasipylė kibirkštys. Tuomet vandenis pakėlė savo didžiulę galvą ir išsišiepė. Iš jo gerklės pasipylė liepsna, o iš šnervių ėmė rūkti dūmai. Jis krestelėjo karčius ir šie išsyk virto žaliomis gyvatėmis, kurios apsivijo vyroje aplink rankas. Vandenis pasistojo piestų ne į vieną, o net 3 kartus. Priekinėmis kanopomis triukšmingai atsimušus į žemę, jis pasileido bėgti link ežero, tiesiai į giliuosius Lochneso vandenis. Šok žemyn, šaukė Kailo motina tėvui, bet vyras negalėjo imti ir nušokti, nes jo kojos buvo prilipusios prie vandenio šonų, o rankos apraizgytos gyvačių. Žvėris nėrė į ežero gelmes ir išnyko po vandeniu. Ir nors Kailas kartu su mama visą naktį ieškojo tėvo ir šaukė į vardu, vienintelis atsakas, kurio jie sulaukė, buvo vėjo švilpimas ir bangų trankimasis į uolas. Kitą rytą vanduo išplovė į krantą virvę ir vilnonę skraistę. Nusiminęs Kailas pranešė jas mamai, kuris sėdėjo prie židinio ir raudojo. Dabar tikrai mirsime iš bado, sudejavo ji. Einu prie ežero, tarė Kailas. Pabandysiu sugauti žuvies. Ten, kur gyvena vandenį, žuvų nebūna, atsakė motina. Bent jau pamėginsiu, atsakė Kailas, ir nuėjęs prie ežero užmetė meškerę. Prasidėjo ten visą dieną, tačiau nieko nesugavo, kol staiga pasirodė sena moterytė, renkanti malkas židiniui.
Graži diena pasišildyti saulutėje, kordal nepasislėpia už debesų. Pasveikino į senutę. Tiesa, atsakė jam senutė, bet naktimis mano kauleliai dreba iš šalčio. Tėvas Kailui dažnai sakydavo, kad nesvarbu, koks vargšas būtum, visada atsiras gyvenančių vargingiau. Taigi, kai Kailas pamatė, kad senutė apsigaubusi tik plona skarele, jis parbėgo namo ir atnešė į savo tėvo vilnonę skraistę. Niekada neimu, neduodama ko nors atgal, pasakė senoji moteris ir ištiesė Kailui savo ploną skarelę. Žiūrėdama jam tiesiai į akis pridūrė. Bus naudingesnė, jei ant jos atsisėsi, o ne apsigaubsi pečius. Tądien Kailas sugavo vieną žuvį. Kitą dieną, Kailui žvejojant, senutė ir vėl sugrįžo. Dar viena graži diena, kurią galime pasidžiaugti, tarė Kailas. Tiesa, atsakė senolė. Tačiau jei gaučiau bent duonos kriaukšlelę, džiaugčiausi ją kur kas labiau. Imkite maniškę, tarė Kailas, duodamas senutei duoną, kurią mama jam buvo įdėjusi pusryčiams. Niekada neimu neduodama ko nors atgal, pasakė senoji moteris ir ištiesė Kailui kapšiuką su druskos gabalu viduje. Druska geriau marina, nei gaivina, pridūrė. Kailas prisirišo tą kapšiuką prie diržo ir tądien sugavo net 2 žuvis. Kai trečiąją dieną senutė ir vėl priejo, Kailas svarstė, kogi šįsyk panorės. Jau atidavė į savo gerąją vilnonę skraistę ir paskutinį duonos gabaliuką. Ką gali dar atiduoti? Puikiai dienelė, tarė jis senutei priejus. Labai tinka pasivaikščiojimams. Tiesa, atsakė senutė, bet ji būtų kur kas geresnė, jei turėčiau tvirtą virvę, kurią galėčiau pririšti prie kibiro ir pasisemti vandens iš šulinio. Kailas nubėgo namo ir atnešė į virvę, prie kurios rišdavo plūgą. Iš jos dabar nebebuvo jokios naudos, juk pats nepajėgė traukti plūgą. Niekada neimu neduodama ko nors atgal, pasakė senoji moteris ir davė jam kamanas. Žiūrėdama į akis tarė, iš geležies kaldinami ne tik puodai. Ta dieną Kailas sugavo 3 žuvis. Kai mama kepė žuvį vakarieniai, Kailas jai papasakojo apie senutę. Šiose apylinkėse ją laiko žiniuonė, pasakė Kailo mama. Įsidėmė, ką tau sakė ir niekada nepamiršk. Dienos bėgo greitai ir pavasarinės sėjos metas jau ėjo į pabaigą, kai vieną naktį ir vėl pasirodė pilnas mėnulis. Kailas pažvelgė pro langą ir prie ežero vėl išvydo juodą arklį. Ten vandenis, sušuko berniukas. Motina visaip bandė nukreipti jo dėmesį, tačiau Kailas buvo pasiryžęs. Jei norime išgyventi žiemą, turime tučtoje uždirbti laukus. O tai padaryti galėsiu tik tada, jei sugausiu vandenį ir priversiu jį mums dirbti. Kodėl manai, kad tau pavyks? Juk tėvui nepavyko, paklausė motina. Legendoje sakoma, kad jokiam vyrui nepavyks sutramdyti Lochneso ežero vandenio. Tačiau Kailas jos nesiklausė. Ir nors motina užbarikadavo duris, Kailas palaukė, kol jie užmigs, apsigaubė pečius senutės skara, pasiėmė kamanas ir išlipęs pro langą patraukė link ežero. Neįtikėtino grožio žvėris, sumurmėjo Kailas, tiesdamas ranką tvirtai įsikibti į arklio karčius ir užsiropšti jam ant nugaros. Bet staiga stabtelėjo prisiminęs, ką jam sakė senutė, įteikdama pirmąją dovaną. Bus naudingesnė, jei ant jos atsisėsi, o ne apsigaubsi pečius. Taigi Kailas nusiėmė skarą nuo pečių ir užklojo ją žvėries nugarą. Tada įsikibo į karčius ir įsitaisė ant vandenio nugaros. Akimirką žvėris sustingo, o tada ėmė staigiai augti, ir Kailas stebėjo, kaip jo namelis ir mama trapduryje, šaukianti, kad jis nušoktų, vis mažėja ir mažėja. Aš nepasiduosiu, suriko Kailas. Nepasiduosiu, kol jis plūgų neišars man laukų. Tai išgirdęs vandenis piktai suprunkštė, pasuko galvą ir baisingų balsų tarė. Joks vyras negali užsėsti ant vandenio ir likti gyvas. Tu esi pasmerktas, kaip ir tavo tėvas prieš tai, nes aš nepaklūstu niekieno įsakymams. Žvėris ėmė spjaudytis ugnies liepsnomis ir leisti iš šnervių dūmus. Pasuko galvą ežero link ir jau susiruošė bėgti tiesiai į ežero gelmes ir nuskandinti savo raiterį. Kailas pasilenkė į priekį ir dar stipriau įsikibo arkliui karčius. Per ploną senutės skarą pajuto, kad laiko nebe karčius, o storas žalias gyvatės. Šnypždamas ir spjaudydamasis nuodais, jos bandė apsivinioti aplink Kailo rankas, surakinti pirštus ir apsivyti jo riešus. Kailas ir vėl prisiminė senutės žodžius, kuriuos jį ištarė dovanodama antrąją dovaną.
Druska geriau marina, nei gaivina. Kailas greitai nusirišo kapšiuką su druskos luitu ir išsiėmęs sutraiškė į delnuose. Gyvatės išsyk susitraukė ir sudžiūvo, taigi Kailui niekas nebetrukdė čiupti vandenį už galvos ir pasukti ją taip, kaip norisi. Vandenis baisiai įniršo ir piktai sutrypčiojo galinėmis kojomis 3 kartus, o priekinėmis net 6 kart. Tuomet pabandė atsistoti piestu ir pasukti galvą ežero link, tačiau Kailas ją tvirtai laikė. Jis sėdėjo ant senutės skaros ir šiukštu neleido kojomis prisiliesti prie vandenio šonų, kad nepriliptų. Kailas vėl prisiminė senutės žodžius, kuriuos jam tarė dovanodama 3 dovaną. Iš geležies kaldinami ne tik puodai. Jis žinojo, kad kamanų metalinės dalys iš geležies, todėl pasilenkė ir uždėjo kamanas ant vandenio, į burną įkišdamas geležinius žaslus. Žvėris išsyk nusiramino, tapo paklusnus ir pasiruošęs daryti viską, ką Kailas palieps. Kailas nujojo link savo namelio, liepė mamai atnešti plūgą ir pasiskolinti iš kaimyno virvę. Ji taip ir padarė. Tuomet jis įkinkė savo vandenį arklio pavidalu ir išarė visus norimus laukus. Kailas nusprendė išsuarti ne vien savo, bet ir visos Lochneso apylinkės laukus, nes vandenių jėga prilygsta 1000 arklių jėgai. Kai visi laukai buvo paruošti sėjai, Kailas palaukė, kol ir vėl patekės pilnatis ir nuvedė vandenį prie Lochneso kranto. Išėmė jam iš burnos metalinius žaslus ir stebėjo, kaip padaras pasispardęs neria gilyn į ežerą. Štai tokia toji Lochneso ežero vandenio istorija, kurioje legenda nemelavo. Joks vyras nepajėgtų sutramdyti Lochneso ežero vandenio, nebent būtų dar mažas berniukas.